kodėl dažniausiai žmonės kalba apie santykius taip garsiai, tačiau svarbiausius dalykus nutylia. Šiandien su savimi turiu Martyną, kuris mums padės suprasti šiek tiek, bent jau iš jo perspektyvos, kaip tie vaikinai žiūri į mus ir padės šiek tiek suprasti tą kitą monetos pusę. Taip. Pradedant taip paprastai, ar tau lengva yra kalbėti viešai apie santykius? Aš nebijau kalbėti apie santykius, būna tokių momentų, kurių negali pasakyti arba turi dasigyventi su tais, su tom ar nuoskaudom ar kažkokiais įvykiais, bet šiaip aš ir draugam pasakoju ir kažkam pažįstamam būna papasakoju apie savo santykius ar apie praeitį ir apie patirtis. Mėgstu duoti patarimus, jeigu kažkam, prastai būna, tai jo, ir mėgstu klausyti apie santykius, kai tai pasakoja apie savo ten merginas ar vaikinus ar kažką tokio problemas ar gerus dalykus. O tu šiaip daug santykių turėjęs? Tai santykių aš esu turėjęs tokius ilgalaikius vienus, tačiau esu turėjęs ir kitokių momentų, kai bendrauju ir jau einam link santykių, tačiau būna dažniausiai, kad arba kažkas nepavyksta, arba tiesiog kažkas atsitinka gyvenime ir tas bendravimas užsibaigia. Kaip tavo nuomonė, tavo akimis vaikinai žiūri šiais laikais merginas? Aš manau, kad iš tiesų labai priklauso, kaip vaikinas ar apskritai bet koks žmogus žiūri kitus žmonės, priklauso, kaip su juo yra elgiamas ir nuo jo patirties. Tai vienas vaikinas gal mergina žiūrės kaip į kažkokį didžiulį priešą, kuris nekenčia, kad merginos nekenčia visų vaikinų, nemėgsta, ten norit jos tik išnaudoti ar kažkaip. Kiti gali žiūrėti jas kaip, aš įsivaizduoju, tikrai yra vaikinų ir merginų turbūt, kurie žiūri į savo kitą tą lyties pusę, kaip tiesiog kažkokį daiktą arba ne taip žiūri į žmogų, kaip žiūrėtų, bet tiesiog irgi tada pasimato vertybė žmogaus. Nes jeigu jis žiūri merginas kaip į daiktus, jisai galimai žiūrės ir kitus vaikinus kaip į daiktus. Bet nežinau, aš asmeniškai kaip žiūriu, bet kažkaip matau merginas kaip tos pačius žmonės, kaip esu aš. Ir kartais būna, kad nurašai kaip vos neskirtumą, jinai tiesiog, mergina. Bet nemanau, kad tai turėtų būti. Vis tiek būna, kad teisinį kažkokį elgesį dėl to, nes jinai mergina, arba teisinį savo elgesį, nes aš vaikinas. Aš esu ir savo draugam kažkada sakęs ir pats esu bandęs taip pateisinti kažkokį elgesį, kad, ko aš galėjau kito tikėtis. Visą laiką tai buvo, tai bus ir dabar taip. Kad taip, jinai pananu, logiškai, nes panas taip daro, ne? Jo. Ir arba vaikinas taip daro. Jo, ir yra to, ir irgi nenorėčiau gyventi pagal tos stereotipus, bet tie stereotipai būna kartais tikrai realizuojasi, jie būna kartais. Ir aš nesiskundžiu, kad taip yra. Ta prasme, aš irgi esu kažkokių dalykų, tendencijų, kurias aš pats darau, ką daro visi vaikinai. Aš nesakau, kad aš esu autentiškas išskirtinis, ar kad aš ieškau kažkokios autentiškos išskirtinės. Aš manau, visi esam žmonės ir visi iš tiesų veikiam gan panašiai, bent kažkokių to bazinių lygių. Ir tas elgesys kartais taip tiesiog paprašiau pateis. Bet kaip vaikinai, atsakant į tą klausimą, kaip vaikinai žiūri merginas, tai sakau, tikrai labai priklauso nuo kaip pačios merginos su juo elgiasi ir kaip jisai elgiasi, kaip jis nuo vaikystės gal, koks jo buvo santykis su merginom. Jeigu jisai bendravo daugiau vaikystėje su merginom, ar tenai draugių turėjo, ar kažkokių merginų, gal jisai tarsi merginas ir nežiūrės taip žiauriai, kaip kažkoks, kuris visiškai nebuvo mėgiamas ar nepriimamas merginų, kurios gėdijosi jo kažkaip. Ir tai irgi yra normalu. Tu nemėgsi to, kas tavęs nemėgsta. O kokį pirmą dalyką tu pamatai merginoje? Gal gėdinga tai pripažinti, bet aš manau, tai yra daugeliu tiesa, kad vis tiek žiūriu į išvaizdą. Ir tas išvaizda yra toks gal kertinis faktorius, ar ta mergina iš vis kažkokį praeina. Nes man, jeigu aš negalėčiau būti santykiuose, jeigu man žmogus nėra patrauklus. Jo. Šiaip aš tau, tikrai iš dalies sutinku, nes vis tiek, mes dar net neturėdami to ryšio, kažkokio su žmogum, mes jau pamatom žmogų ir mes atsirenkam, kuris čia mums yra gražus, kuris mums patrauklus, simpatiškas, kurį čia, tipo, su šito aš nebendraučiau, tipo. Jo, toks, ir tu vis tiek, tu gali stengtis, tu gali labai patikti žmogaus asmenybę, visą kitą, bet tu tiesiog kažko negali būti, jeigu tu jo nerandi patrauklaus, jeigu jis netraukia tavęs. Ir, aš manau, tai normalu, vis tiek tas yra kažkoks tas lygis. Ir bent jau asmeniškai man nėra taip, kad aš vertinčiau merginas pagal vieną gražesnę, kitą negražesnę. Tiesiog yra kažkoks tarpas, kur man yra graži arba man yra negraži. Man patraukli arba nepatraukli. Ir jeigu jinai man patraukli, man nesvarbu, gali būti daug gražesnė mergina. Kita, aš vis tiek pasirinksiu tada tą, kuri man labiau artimesnė, labiau man patinka kaip asmenybė. Nesakyčiau, kad taip jau šokant, kad ta išvaizda yra svarbiausias dalykas, bet
tikrai labai svarbus dalykas ir ypač tas pirmųjų kartų. Iš to man ir iškyla klausimas, ar ta išvaizda jinai ir paskui yra tau tiek pat svarbi, ar paskui jau, tau yra labiau svarbu ta asmenybė ir tas vidus. Faktas, kad asmenybė. Tada ta išvaizda, aš sakau, jeigu praeina tą momentą, kai jeigu man mergina graži ir aš su ja, tarkim, bendrauju ir aš matau, kad apie nieką. Tiesiog santykis yra apie nieką, ar ten kažkoks bendravimas ir jinai pati apie nieką ir mes nesueinam, gali būti graži kiek nori, man tiesiog pasidarys negraži. Aišku, būna ir atveju, kai tu bendrauji su mergina, kuri tau iš pradžių gal nepasirodė kažką labai graži ar kažkas tokio ir tau tiesiog patinka su ja leisti laiką ir tu vis tiek atsiranda tas ryšys ir tu, nežinau, įsimyli tą žmogų ar kažkaip, jis to pasidaro patrauklus. Ne, aš irgi manau, kad labai priklauso, nes, gali labai gražus būti žmogus iš išorės, bet jis gali žiauriai būti bjaurus viduj. Ir ką tada ta išorė duoda? Nieko, kas tu, kaip porcelianinė lėlytė, nieko neturi viduj. Jo, ir aš esu pats buvęs tokioje situacijoje, kai tiesiog jau tęsiau santykius realiai tik dėl to, nes man buvo graži mergina ir nebuvo kažkokio tokio, ir aš buvau jaunas, pats manau, kad padariau klaidą dėl to ir iš savo pusės, ir save tuo mačiu žalau, ir jai kenkiau, bet pasimokau iš tos klaidos ir supratau, kad turi būti abu dalykai svarbus. Nes iš kitos pusės aš esu ir bendravęs su merginom, kurios man gal nebuvo labai iš anksto patrauklios, bet aš galvojau, gal jų asmenybė kompensuos tai. Ir dažniausiai nekompensuodavau. Ir taip, gan skaudu šitą suprast, išgirst, bet tiesiog tokia, Čia toks stiprus pasakymas. Toks jo. Ir toks, ar tu bendrausi su gražia mergina, kuri apie nieko, ar su negražia mergina, kuri apie nieką. Ir tada jau geriau bendrausi su gražia mergina, kuri apie nieką. Iš tos dalies. Jeigu turi tik tokius variantus. O esi labiau linkęs vadovauti širdim ar protu? Šiaip priklauso, mėgstu padiferencijuoti, bet aš visą laiką, ypač jeigu būna kalbu, tarkim, su draugais, ar jie skundžiasi savo santykiais, ar vyksta kažkas blogai, ar man pačiam būna blogai kažkokiuose santykiuose, pradedu galvoti širdim ir ar kažkaip taip, kad, aš bandau racionaliai paaiškinti, tačiau aš niekada nesu už tai, kad nutrauk bendravimą, jeigu viskas buvo gerai, viskas yra gerai ir nėra kažkokių didelių priežasčių, arba esu visą laiką linkęs, kad galima išspręsti tas priežastis ir kažkokias problemas ir kad reikia su kalbėtis, reikia bendrauti, reikia daeiti iki to sprendimo. Ir aš netgi draugams savo būna, jie, tarkim, jeigu pykstasi su ten savo merginom ar savo kažkokiais santykiais, aš visą laiką sakau, kad išspręsi, viskas bus gerai. Ir iš tiesų turiu vieną draugą, kuris skiriasi su mergina ir kažkaip mes su šnekėjom, šiaip nelabai bendravom, bet tuo momentu kažkaip susitikom, visi man papasakojo ir aš jį labai palaikiau, kad jisai bando sugrąžinti to santykį. O mano kiti draugai jo nepalaikė ir kažkaip sakė, kad čia žemini visą kitą, bet man atrodo, jeigu tau žmogus patinka ir jeigu tu su juo, ten jau metus ar kiek buvai kartu ir tu buvai laimingas, ir jeigu tu gali išspręsti, ir jeigu būtų žmonės nori spręsti tas problemas, tai tada visą laiką ir geriau yra spręsti tas problemas ir būti kartu. Negu kad, vainai čia kažkaip blogai pasielgė, aš neduosiu antro šansų. Arba kažkaip mane paliko ir dabar aš čia nusižeminsiu, jeigu grįšiu. Bet čia toks ego kontrolė. Aš manau, kad reikia labai nuleisti ego ir leisti širdžiai veikti, o ne ego. Iš tos pusės. Priklauso nuo situacijos, nes realiai, rimtai to, partneris santykių, žemina tave ir kažkas tokio, tu nusižemini baisiai, reikia pasvarstyti, žinai, irgi dar. Plus, kas tau geriau, nes, tu gali ten būt, kad ir, aš turėjau, aš metus buvau santykiuose, ir man visi sakė, kad Elinga, tu degraduoji tose santykiuose, tu žemėjai kaip žmogus, tu nebeturi jokių draugų, tave varžo ir panašiai, ir aš būdavau, ne, bet aš žiauriai myliu, ir tada toksai, bet man sako visi, Elinga, what the fuck, ką tu darai, žinai, ir aš išėjau iš tų santykių ir aš sakiau, dėm, Jo, šitas irgi yra, čia tokiu atveju. Labai priklauso nuo situacijos. Labai priklauso nuo situacijos, koks pats yra tas santykis. Jeigu viskas buvo gerai ir tada atsirado kažkokia problema ir ta problema griauna tos santykius, geriau jau spręs. Tada geriau spręs, bet jeigu visi santykiai yra tragedija ar ten kažkas yra labai varžomas, tai tada aš tikrai visą laiką, irgi jeigu mano draugas esu turėjęs tokių ne vieną atvejų, kai ar net man, kai buvo draugai, taip sako, kad tu čia nelys, nes čia tau kenks. Ir aš esu sakęs ne kartą draugam, kad būtų geriau, džiaugčiausi už tave, jeigu išsiskirtų. Yra buvę. O šnekant apie tavo pačio santykius ir situacijas, tau šiaip sunku yra įeiti santykius su kitu žmogum?
žiūrint, ką tu laikai įeiti santykius. Ar tas oficialumas, kad būt santykiuose, va mes pora, aš tavo vaikinas, tu mano mergina, iš tiesų gal jo, aš sakau, tai turės tik vieną kartą, dėl to ir sakau, kad tuos oficialius santykius turi tik vieną. Man kažkaip pačiam, gal ne tai, kad sunku, bet reikia kažkokio užtikrintumo įeiti tos santykius, paklaus, paprašyti. Aš gal net iš tiesų nesu kažkaip taip padaręs, kad taip pasiūlęs būt santykiuose. Man gal iš vienos pusės atrodo tai nereikalinga, nes jeigu tu bendrauji su žmogum ir viskas gerai, tai to oficialumo, tas oficialumas yra dėl oficialumo, iš esmės kaip kiti žmonės mato tą santykį. Bet aš nemanau, kad yra kažkoks reikalavimas santykiuose. Manau, kiekvienas labai skirtingai žiūri, nes man tai, pavyzdžiui, asmeniškai tas oficialumas yra toksai, nes tie visi talking stage'ai, sakykime, ir tas etapas iki bendravimo, iki to santykio etapo jau, būna toks labai dažnai neužtvirtinta, žinai, toksai, kad tipo, mes čia lyg ir esam santykiuose, bet lyg ir tu galėtum bendrauti su kažkuo kitu ir tada esi tokia nežinioja. Man tas, kad tu ten, žinai, aš esu tavo vaikinas, aš esu tavo mergina, duoda tą tokį užtikrintumą, kad tas žmogus su nieko kitu nebendrauja. Ir gal skamba absurdiškai, bet šiuolaikiniai visuomeniai labai dažnai būna atveju, kur tipo, tu galvoji, kad jo, mes čia žiūri, fainai bendraujam, mes čia tik tais, tipo, aš tik tai su juo bendrauju ir tada sužinai, kad tas bičas su kitom 5 panom tą patį rašinėja. Galima išvengti tos problemos, kalbantis, susitariant, ta prasme, vis tiek tie susitarimai yra santykiuose, ar tas pats, ar mes čia pora ar ne pora, ar mes čia kas, ar mes čia friends with benefits, ar mes čia tiesiog draugai, ar bet kas, kad ir kas būtų, ir ar mes exclusive ar ne exclusive, visą šitą reikia kalbėti. Ir ta prasme irgi buvo momentų, kad ir aš inicijuoju, ir kažkas kitas inicijuoja, kad mes pakalbam, ar mes esam vienas kitam exclusive, ar mes nesam, ar ką mes galim daryti, ką mes negalim daryti, ko mes tikimės viens iš kito, kad būtume laimingi. Ir aišku, būna sunku apie tai kalbėti, ypač būna sunku kalbėti, manau, apie tai, kai gal nenori kažkokių santykių, arba jeigu būna tas talking stage'as toks, kur matai, kad kažkur toli nenueis ir tada labai sunku apie tai kalbėti ir tu supranti, kad šitas pokalbis tada jis arba užbaigia, arba pratęsia. Ir tada... Jo, nes aš tikiu, ypač jeigu, žinai, yra du žmonės, kurie nori skirtingų dalykų. Jeigu tu, pavyzdžiui, matai, kad tas talking stage'as niekur neveda, bet ta pana turbūt galvoja, kad oh my god, čia mano gyvenimo meilė. Jo. Turbūt labai sunku, žinai, nes, kaip sakai, arba viskas arba nieko, tada bus tas pokalbis. Jo, ir būna kartais net labai fainas su žmogum bendrauti ir ta prasme viskas atrodo gerai, bet tiesiog kažko trūksta, ar kažkokio proximity, to artumo, ar kad tos pačios išvaizdos, ar dar kažko trūksta. Ir, aš tikiu, kad ir man yra buvę, kad kažkas su manim bendrauja, gal aš ten pasirodžiu įdomus, bet tiesiog gal buvau negražus ir nieks ir nenorėjo su manim bendrauti. Nežinau, aš neanalizuoju šitų dalykų kažkaip. Sakoma, kiekvienam savai. Aš kaip suprantu, tau yra labai svarbu visi tie susitarimai. Man yra tai svarbu, bet man yra tai... aš galiu gyventi ir be tų susitarimų. Ir jie gali, ta prasme, aš nematau tada kažko labai tokio ilgalaikio, arba turiu dasigyventi kitų susitarimų, ko aš pats žinau, ko aš noriu. Nes būna kartais susipažįsi su žmogum ir tu per savaitę ar 2 nepasakysi, ko tu nori iš jo. Ir tau reikia tikrai pabendrauti ilgiau ir tas talking stage'as, kur tu susitinki kažką ir bandai suprast, ko tas žmogus nori, ko tu pats nori iš to žmogaus ir ar čia kažkur kažkas tai ves. Ir tas susitarimas, kad tiesiog pasakyti tai, kad aš nežinau dabar, ko aš noriu. Ir man smagu ten bendrauti, man visą kitą, bet gal kažkur nuves, kad tiesiog kitas žmogus žinotų. Nes irgi paliktoj nežinomybei, nei man patinka būti nežinomybei, nei merginai būtų smagu tiesiog, kur ji nežino, ar aš ten jos, ar aš dar 5. Be ko tau tie santykiai greičiau išblėstų? Be ramybės ir tokios atsiribojimo, tokio, kad turėtum savo laiko, ar be aistros? Sunkus klausimas. Aš manau, ta aistra, jinai tikrai reikalinga ypač pradžioj, bet reikia, kad jinai neatslūgtų, nebūtų taip, kad viskas atrodo ten pirmus 2 mėnesius viskas žiauriai, fainai, viskas gerai ir tada dingsta. Ir tada tu ten jau sustinki, vos jau nebelaikai rankom, jau tipo viskas atrodo buvo gerai ir tada tie dalykai dingsta ir aš manau, kad tai nužudo gan daug santykių. Ir turbūt net ir ilgai praėjus kokių kelis metus, kur būna žmonės bendrauja, būna žmonės susitokia ir jie tas artimumas, ta aistra dingsta. Ir kartais būna net, toks, aš suprantu, kad žmonės jau kai gyvena kartu, jie ten kartu nebemiega. Taip dažnai, būna kartais miega, bent jau iš mano kažkokių ten giminių, daug kas jau miega atskirai didžiąją dalį laiko. Ir kartais netgi būna liūdna pagalvoti, kad, jie viskas, jie nebemylė, jie nebemylė, tiesiog išmoko gyventi vienas su kitu. Aš taip nesuprantu tokių, nes man, ta prasme atrodo, kad ir kiek tu laiko būtum kartu,
kažkaip atrodo net keista, kai, sakykime, išblėsta tas tariamas medaus mėnuo. Žinai, kaip yra vadinamas, tipo tas, nu, atrodo, kad ir kiek tu būtum santykiuose, tu vis tiek turi elgtis taip, lyg tu bandytum gauti tą žmogų. Jo, ir kviesti pasimatymus, nes tai duoda tos aistros, duoda to tokio žaidimo, fainumo ir nepamiršti tada to, kad tu rūpi tam žmogui. Ir daug kas galvoja, kad ai, tai mes čia esam susituokę, mes čia jau ten 6 metus kartu ir panašiai, tai čia jau jisai jau žino, kad tipo aš jį myliu ir kad čia žinai mes kartu. Nu gerai, tu vis tiek turi tai parodyti. Jo, aš manau, kad tai, nu, irgi labai svarbu ir tie, sakau, tie kvietimai į pasimatymus, tas smagus laikas gali jo apmažėja, gali jo nebūna tiek kaip tos pirmus kartus. Jisai gal kitaip būna, jisai toks arba ramesnis, arba kažkoks rečiau, bet aš manau, tos romantikos visose santykiuose tikrai reikia. Dabar tikrai negalėčiau gyventi santykiuose be jokios romantikos. Ką pastebėjau, bent jau šitam pokalbį mūsų, kad svarbiausias dalykas santykiuose yra realiai kalbėtis. Nes kol tu nesikalbi ir nepasakai, kas tau nepatinka, kas tau patinka, ko tu nori, ko tu nenori, kitas žmogus tavo minčių neskaito. Jis negali tiesiog suprasti, ko tau dabar reikia. Ar tau reikia ramybės, ar tau reikia, kad tau daugiau dėmesio skirtų. Ypač ką aš esu pastebėjus iš merginų, kad būna tas toksai, jisai man ten kažko nedaro. Ir tas vaikinas net nežino, kad jam čia reiktų tai daryti. Jo, būna tas ir man labai nepatinka tas pasakymas, nu toks, if you wanted, he would. Nu, jo, tai buvo kind of taip, yra tiesos tame, bet kartais tiesiog vaikinai tikrai nežino, arba neturi kažkokios supratimo ar patirties, ar tiesiog jam nesusišviečia, arba jie gyveno kitaip, jų kažkokios patirtys ar praeiti santykiai buvo kitokie, jo gali tu nori visai kažko kito, negu kad jisai įsivaizduoja, kad tu nori, ir dėl to atsiranda ta miskomunikacija, jeigu tu neiškalbi to. O iš vaikinų, atsakant tau, aš pastebėjau, esu ir pats tai daręs, tikrai negaliu sakyti, kad ne, bet būna labai, manau, ir merginos tai daro, ir vaikinai tiek pat, bet tas yra apsimetinėjimas kvailo, apsimetinėjimo šlanga, kur tu bendrauji, bandai iškomunikuoti, klausi, kas ar mūsų vyksta, nu, aš čia nežinau. Žinai, būna, kur tikrai žmonės nežino, bet... Primeti šlangą kartais? Jo, bet, nu... Yra buvę. Tu taip greitai atsakėjai iš primeti šlangą. Jo. Gerai, ne. Wait. Vai. Ne, gerai. Nu, explain yourself dabar. Ne, ir tiesiog aš kažkaip taip jau susigalvojau savo klausimą ir dabar jį atsakysiu. Labai būna daug, kur merginos kalba irgi ten turbūt galvoja, ar nežinau ten, ar jisai manęs nori, ar nenori, ar jisai ten, ar aš jam patinku. Būna. Ir toks ir tas nesupratimas. Aš irgi turiu draugę, kuri man būna skundžiasi apie vaikinus, sako, aš nesuprantu, ar jisai, sako, tu man paaiškink, jisai manęs nori ar ne. Ir aš sakau, nu papasakok, kaip jūs bendraujat kažką. Jinai sako, kad toks double signals, kažko, ar tie ne double signals, tokie mixed signals. Ir jeigu yra mixed signals, greičiausiai jisai nenos. Yra tas pasakymas, man šiandien pasakymų diena, kur yra, kad tipo, jeigu vaikinas rodo ryškiai, kad tu jam patinki, vadinasi, tu jam patinki. Jeigu jis tau rodo mixed signals, vadinasi, tu jam nepatinki. Nes ką aš esu pastebėjus iš santykių, kiek esu bendravus su vaikinais, jeigu tu jam patinki, jie ryškiai darės viską, kad tu būtum jų. Jo, tas ir, nu kaip yra, tu tiesiog, jeigu nori suvilioti merginą, tu viską padarysi. Tu turi tikslą, nes tu nori jos tiesiog. Ir tie double signals, tarsi aš nesakau, kad visą laiką būna kartais, kai vaikinas bijo. Jo. Ir yra tie mixed signals, kur jisai tiesiog bijo ten prieiti, užkalbinti, parašyti ar kažką. Ir jisai gal įsivaizduoja, kad nu čia nieko nebus, aš net nebandysiu. Bet nu tada reiškia, gal jisai nepakankamai nori. Nu ir tiesiog toks pats kaltas. Nu, žinai, nu taip, aš pats esu taip daręs, kur aš tiesiog bijau parašyti. Galėtum. Norėčiau, bet... Ne tiek daug nori tada. Jo, ir kartais gailiuos net, kad ten kažkada taip nepadariau kažko, ką galėjau. Čia toks, kas būtų, jeigu būtų. Kas būtų, jeigu būtų, jo. Bet jo, su tais mixed signals arba gali būti, kad gal kažko nori, bet, nu... Nėra nepilnai, tikras. Nėra tikras, nėra užtikrintas ar ten kažkaip neaišku, jo. Bet aš manau, aš nežinau, kaip iš merginų pusės, jeigu, tarkim, yra tie mixed signals. Nes būna, kad merginos pradžiai primeta tą hard to get. Šiaip geras klausimas, žinok. Bet kaip iš tiesų yra? Šiaip labai priklauso irgi nuo mergino, žinok. Labai priklauso, nes būna tokių merginų, kurios tiesiog žiūri, ant kiek bišas, tipo, ką jisai padarys dėl jo, aš nekai, tipo, hard to get. Bišai yra tokie labai tiesiogiai pasakantys žmonės, ta prasme, jie tu tiesiai šviesiai pasakys. Nu, nebent apsimeta šlang. Arba apsimeta šlang. Nu, bet pasižinai, pem ant pem. Arba visišką šlangą, arba tu sakai tiesiai, žinai.
O pas merginas mes labai mėgstam žaidimus. Mes, supranti, mes parašysim vieną, bet mes būsim sugalvojusios visiškai kažką kitą ir tu turi suprast, ką aš norėjau pasakyti. Jo, aš irgi esu su šito susidūręs, kur man kažką pasako ir aš tai perskaitau, priimu tiesiogiai ir galvoju, čia turbūt taip net nėra. Ir grįžtam prie tos pradžios, kur, jinai mergina tiesiog. Ir, jinai tiesiog... She's just a girl. She's just a girl. Jinai nežino, ko jinai nori ir aš nežinau, ko jinai nori, bet kažkaip reikia iškomunikuoti. Ir tada bandai tą iškomunikuoti, aš kaip paklausti tiesiogiai, pasakyti, aš nesuprantu tavęs. Manau, tiek iš vaikino pusės, tiek iš merginos pusės yra ganėtinai panašiai. Toks ir tas visas, kas vyksta galvoje, bet tavo čia esam labai labai skirtingi. Skirtingos lytis vis tiek ir skirtingai mąstom. Vieni apsimeta šlangą, kiti kažko prisifantazuoja ir, tai normalu, ką aš žinau. Aš nekant apie tavo tos buvusius santykius, kad jų ten nedaug esi turėjęs, bet vis tiek. Ko išmokė jie tave? Išmokė kažko? Tai kaip aš ir kalbėjau, yra su tuo netempimu, yra su ta komunikacija. Iš pradžių aš tos komunikacijos bijodavau, kažkaip galvodavau, jeigu aš šnekėsiu, jeigu aš pasakysiu, kad yra kažkokia problema, tada aš įskaudinsiu tą žmogų ir tada jinai galvos, kad čia jau su jo tik tai problemos, tik tai pykstamės, tada susipyksim ir tada baigsis viskas. Bet jeigu tu to bijai ir jeigu taip atsitiks, jeigu tu iškeli problemą, kurią tu jauti ir jeigu tas žmogus su tavimi išsiskiria dėl tos problemos, reiškia gal ir buvo neverta tiesiog būti tose santykiuose ir kažkaip bendrauti. Reiškia ne tas žmogus. Dar ko išmokė, gal ne tai, kad išmokė, bet mane taip suformavo, kad aš turėjau santykius, tos mano santykiai buvo, kad mėgdavo sukelt pavydą arba stengti sukelt pavydą. Ir aš negalėdavau pakęsti to pavydo. Man jisai toks žiaurus jausmas, aš negaliu pakęsti pavydo. Ir aš būdavau pavydus ir man būdavo, kad taip, ir aš nežinau kaip daryti, ir aš nenorėjau sakyti kažko, irgi bijau kažkaip sakyti, kad man nepatinka. Aš sakydavau, kad man nepatinka, bet kažkaip ir bijojau palik, nes buvo pirmi santykiai, buvo apskritai pirmas kažkoks toks bendravimas, ilgesnis, normalesnis, ir aš nežinau kaip man elgtis. Ir tai davedė iki momento, kai aš tiesiog pasakiau, ne, viskas. Ir nebendravau su ja kelias dienas, buvau ten toks šaltas pasidariau ir man ir dingo tada ta meilė, ta kažkokia tas toks supratimas ir tada iš kitos pusės su manim buvo pusę metų toksik, o tada aš buvau toksik. Ir nesijaučiau nei gerai nei tada. Tai čia toks flip a coin biškai. Jo, toks visiškai apsivertė galios poziciją ir kaip ir toj galios pozicijai būti yra fainai, bet toj galios pozicijai būt tiesiog labai išsekina moralę, išsekina viską ir tu jau pradedi savęs nebekęst. Ir turbūt pačiam nefainiai, kai tu žinai, kad tu šį blogai darai. Jo, yra ir to. Tai sakau, ta moralė tada tiesiog pradėti tą jaust, tas sąžinės grūžastis. Esi padaręs kokių klaidų? Manau, didžiausios klaidos buvo, kadangi aš gan impulsyvus žmogus ir aš galiu pasakyti kažką tokio netikėto, kur net aš save pats nustebinu. Ir aš būna kartais įžeidžiu su šitu savo, tarsi iš tiesų įžeidžiu merginą ir kartais aš net nesuprantu, manęs gal ir neįžeistų toks dalykas, bet kitą žmogų gali įžeisti, nesvarbu ar mergina ar vaikinas. Ir aš būna tokius dalykus pasakau ir aš gailiuosi dėl turbūt visų savo įžeidimų, kada esu tiesiog netyčia kažką pasakęs negražaus ar pavadinęs ar tiesiog ir tada irgi turbūt išmokstu kontroliuoti save ir, gerbt tą žmogų, tiesiog tos pagarbos, nes tai yra, gal net ir pagarbos kažkoks trūkumas, jeigu tu gali pavadinti tą žmogų. Jo, šiaip tas impulsyvumas, tai, yra šiaip labai didelė problema. Man pačia yra, aš ne tai, kad įžeidžiu žmonės, bet aš tiesiog dažnai labai pasakau impulsyviai dalykus, pirmiausia, jų neprafiltravus pro savo galvą. Jo, aš irgi šitą turiu. Taip, nefiltruotai išeina. Ir save nustebini, tiesiog ką pasakei. Kur pasakai, man toks, žinai, kur. Jo. Aš ne taip turėjau omeny, žinai, ir panašiai, bet tu jau pasakei. Ir tada toks bandai išlipti kažkaip iš tos duobės. Ir bebandant išlipti, gaunas, kad tu dar šuniu pasakai. Bent jau man. Iš kitos pusės tas impulsyvumas gan geras dalykas. Aš sakyčiau toks, aš labai džiaugiuosi, kad aš jį turiu. Jisai man taip leidžia smagiau gyventi. Tokių, kažkokių sugalvot spontaniškai idėjų, ar ten nuvažiuoti kažkur, kažką paveikti, su draugais susitikti ir tiesiog tai gal net prideda tu tiesiog save labiau išreiški ir tave daugiau žmonių pamato. Tai jeigu kažkas iš vaikinų kažkam sunku susirasti, arba kad jį pamatytų merginos, aš tikrai galiu patart, bandyti būti impulsyvesniais. Čia nėra toks dalykas, kurį tu labai išugdysi, bet tu gali, tai yra vis tiek kažkiek, kaip tu gimėjai, kaip tu užaugai, bet tu gali kažkiek savo to pridot. Svarbiausia būti savimi. Šiaip, kas yra labai geras dalykas, kad impulsyviai daryti, nepergalvokit. Jeigu pamatot merginą, arba mergina pamato vaikiną,
kurį norit užkalbint, go ahead. Jo, Ta ir prasme, nieko bus nebus. blogiausia. Pasiūs jūs ant 2 raidžių. Nu ir kas? That's it. Nu ir kas? Nu ir ką? Ir pamiršit kitą dieną. Ir kuo daugiau pasiūs ant tų 3 raidžių, Turėsit tokį tuo bus kūrą užsiauginsit. mažiau kitą kartą liūdna ir kažkaip gaila. Ir iš tiesų jo, šitas yra. Tiesiog, nu jeigu jūs norit, jeigu jums fain, atrodo, bandykit. Ir čia ne tik galima ant santykių panaudoti, Tiesiog gyvenime, bet kada. Taip, pamatot fainą žmogų, su kuriuo norėtumėt pakalbėti, bandykit. Matot, kad atsiranda kažkokia galimybė kažkur būt, bandykit. Jo. Šitas podcastas atsirado. Nes Elinga tiesiog buvo tokia, bandysiu. Pabandysim. Nu ir va, ir bandau, ir ką. Bus Gaunasi blogai, bus kažkiek. blogai. Bus gerai, bus gerai. Nu. Einant į pabaigą, norėčiau grįžti prie vieno dalyko. Ką norėtum pasakyti vaikinams apie santykius? Ką turėtų išsinešti iš šito? Aš manau, kad nebijokit daryt, kaip sakiau, nebijokit to impulsyvumo, nebijokit daryt, nebijokit stengtis, nebijokit parodyti meilės, aistros. Ir jeigu jums patinka kažkokia mergina, ir nesvarbu, ar jūs su ja nebendraujat, ar jūs su ja bendraujat, ar jūs su ja santykiuose, ir jeigu jūs matot, kad kažkas negerai, arba esat netikri dėl kažko, kalbėkit, aiškinkitės, neškite jai gėles, nuneškite jai kažką ir padarykit viską, kad jinai būtų jūsų, jeigu jūs jos tikrai norit. Esu pas taip daręs ir esu to nedaręs, ir aš manau, kad jeigu tu nori merginos, tu turi padaryti tiek, kol tu galėtum atsiklaupti ant kelių ir supras, kad viską padariau ir dabar nebe mano tiesiog galiai, kad tik tai Dievo galiai kaip gausis. Ne, čia kad jos pasirinkimas yra toks. Jo, nu arba jo, bet tu viską, bet jeigu tu gali kažką padaryti, gali viską padaryti ir nuryta ego ir pamiršta, nu bet tai čia biškis žeminsies, jeigu tai pasielgsiu, tai biški negražu, gal bus kažkas. Nu jeigu tu matai, kad tau reikia tai padaryti, ar tu tai nori padaryti ir tu to sieki, tai tiesiog siek. O ką merginom išsinešti šito? Geras klausimas. Geras klausimas. Aš galiu pasakyti. Pasakyk tu. Nebijokit stengtis. Irgi. Aš irgi manau. Aš manau, kiekvienam žmogui šitas gali prilipti, nebūtinai santykiuose, gyvenime. Nesistengsit, negausit. Ir dar jau nesam, nešvaistykim laiko ten, kur esam nelaimingi. Nes paskui gailėsitės. Ko nepadarėt. Ir labiausiai gailimės dėl ko ko nepadarėm. Ja. Čia buvo jaunimas be filtro. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Čia buvo Elinga ir Martynas.